Golfas atrodo yra malonus laiko praleidimo būdas, graži pievelė, susikaupę žaidėjai ir lengvas kamuoliukų mušinėjimas. Bet šis sportas įtrauktas net į olimpinės vasaros žaidynes. Bet kol kas Lietuva neturi savo atstovų šiose varžybose olimpiadoje. Kolega Arnas Mazėtis kalbina Lietuvoje viešinčią ir atstovauti Lietuvai kitose olimpinėse siekiančią profesionalią golfo žaidėją. Pasaulis dabar yra nukreipęs žvilgsnius į Paryžių, kur vyksta vasaros olimpinės žaidynės. Bet yra viena sporto šaka, kur Lietuva neturi atstovų, tai golfas. Ar kitose olimpinėse žaidynėse mes turėsim tokią atstovę? Netrukus ir pasikalbėsim, nes kartu su mumis yra profesionali golfo žaidėja iš Floridos, bet yra Lietuvoje šiuo metu Gilė Bitė-Starkutė. Sveiki. Sveiki. Gilė, golfas ar apskritai tai yra sportas, nes mes galbūt įsivaizduojam graži veja, gražiai apsirengę žmonės ir daugiau tai yra toks laisvalaikio malonumas, ar ne? Tai manau, kad tai yra toks gan stereotipinis žmonių supratimas, tačiau kai žmonės susiema golfą kaip rimtų sportų, tai vis tiek aš per savaitę treniruojuosi apie 20-25 valandas. Tai yra treniruotės po 3 valandas laukose, tai yra fizinis pasiruošimas, tai yra kardio lavinimas, tai yra raumenų auginimas ir žinoma tiek psichologinis, tiek svingo tobulinimas golfo laukose. Tai tam reikia daug laiko. Tai reikalauja labai daug pastangų ir tai dėja tiem, kurie normaliai sportuoja, nėra tik laisvalaikis, tai yra karjera. Kokie raumenys dirba žaidžiant golfą ir ar sunku yra žaisti golfą? Manau, kad kadangi golfas vienas raundas trunka maždaug 5 valandas, su apšilimu galim kalbėti apie 6 valandas, tai kadangi yra toks ilgas nuolatinis žaidimas, raumenys, jie tiesiog vargsta ir dėl ko mes tos raumenys auginam, tai vienas dalykas dėl greičio, tam, kad muštumėm toliau, ir antras dalykas, kad pasirūpintumėm tuo, kad nebūtų jokių susižeidimų, visokių kelių, nugaros patempimų, rankų. Dėl to tie raumenys iš tiesų dirba visas kūnas nuo pilvo preso iki pečių, iki, taip sakant, klubų, bet taip, tai reikalauja kažkiek fizinio pasiruošimo tikrai. Kiek laiko pati žaidi golfą ir kodėl olimpinės žaidynės yra tikslas? Manau, kad olimpinės žaidynės yra kiekvieno atleto tikslas. Iš tiesų, golfą žaidžiu jau 16 metų, tai skamba kaip labai daug, bet visus tos 16 metų pražydžiau kaip mėgėja, būdama Lietuvoje, besimokydama universitete ir šiuo metu labai neseniai, galima sakyti, prieš kelias dienas jau pereidinėjau į profesionalės karjerą. Tai reiškia, kad prasideda žaidimas su didžiausiais pasaulio vardais dėl pinigų, kitose šalise ir tai jau kitas žaidimo lygis. Tikriausiai vienas žinomiausių žaidėjų golfo yra Tigeris Woodsas. Ir čia klausimas yra, kiek tai yra vyriškas, kiek tai yra moteriškas sportas? Tai manau, kad tas pasidalymas yra kaip ir daugelį kitoje sporto šakų. Mes turim labai didelę moterų bendruomenę. Manau, kad kiekvienas golfo žaidėjas žino garsiausią moterų žaidėją Nelly Korda, kuri yra iš Amerikos. Lygiai taip pat su vyrais šiuo metu didžiausia kylanti žaidėja yra Scottie Scheffler, kuris šiais metais laimėjo neįtikėtiną kiekį varžybų. Tai aš manau, kad yra toks gan didelis pasidalymas ir bent jau Amerikoje, taip pat ir Europoje yra labai prasidėjęs toks judėjimas įtraukti moteris ir vyrus į vienas varžybas, kad jie žaistų kartu ir taip populiarinti tą sportą, kad taip sakant, žmonės matytų abi pusės. Kodėl mes negirdim lietuvių golfo žaidėjų ir kodėl mes pačios akimis šiuose olimpinėse žaidynėse neturim savo atstovų? Tai aš manau, kad vis tiek Lietuvoje golfas yra gan naujas sportas. Kaip ir jūs pats sakėt, dar yra labai daug stereotipų, kaip žmonės supranta golfą. Galbūt nėra tiek jaunimo, kuris eina į golfą ir aš manau, kad tiek aš, tiek Giedrius, kuris dabar kaip tik važiuos mokytis į Ameriką, tai yra pradžia tokio visiškai kito golfo supratimo, kurį mes žiūrim kaip profesionalų sportą. Mes važiuojam mokytis į Ameriką, mes važiuojam sportuoti, kaip važiuoja disko metikai ir plaukikai. Ir manau, kad tai yra gan stipri pradžia to ėjimo į profesionalus, dėl to, kad buvimas olimpiadoje, tam, kad būtum olimpiadoje, tu turi būti profesionalė arba profesionalas. Lietuvoje mes turim tų profesionalų, tačiau jie žaidžia kitose lygose, kurios, man atrodo, tiesiog neleidžia jiem pajudėti iki olimpinių žaidynių. Gilė, užsiminėt disko metikas. Diską nusviesti kuo greičiau, plaukikas kuo greičiau nuplaukti, krepšininkas surinkti kuo daugiau taškų, šuolininkas nušokti kuo toliau. Golfo žaidėjas. Taigi ten lazda,
graži vėja, pasikartosiu, graži apranga ir duobutė. Dėl ko golfe yra varžomasi? Tai golfe yra lygiai taip pat kaip kitur, ten reikia tiesiog mažiausiai smūgių. Jeigu kažkas bando numesti toliausiai, tai mes bandom surinkti kuo mažiau smūgių. Tai kiekvienas golfo laukas turi savo smūgių skaičių. Tai dažniausiai būna arba 71, arba 72 smūgiai. Per tiek tu turi sužaisti lauką. Profesionalai žaidžia per 67, 68. Mėgėjai, kai kurie tik yra pradėję žaisti, gali sužaisti ir per 120. Per kuo mažiau sužaidi, tuo yra geriau. Ar nepavargai ruoštis olimpinėms žaidynėms ir ar tai nėra varginantis procesas? Na, tu matai tikslą toli kažkur, bet ar tu jį pasieksi, tu nežinai? Taip, niekada nežinai, kas tavęs laukia rytoj. Manau, kad olimpinės žaidynės yra toks didelis bendras tikslas, kaip ir jūs sakėt, kaip matosi kalnai kažkur toli. Iki to reikia koncentruotis į kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną pasirodyti į treniruotę, kiekvieną dieną nueiti treniruotis fizinio, dalyvauti varžybose ir dirbti nuosekliai, su pertraukomis, aišku, bet nuosekliai. Ir kai ateis laikas už tų 4 metų, tuomet ir žiūrėsim, ar per tuos 4 metus kiekviena diena atsipirko į tą, ką norėsi. Išvysim gilę bitės tarputę kitose olimpinėse? Aš dirbsiu tiek, kad išvystumėm. Taip. To ir linkiu. Ačiū.